prireikia apyvartinių lėšų, užsiregistruokite konsultacijai dėl finansavimo galimybių swedbank.lt. Nu ką, sveiki Agroreido žiūrovai, mano vardas Darius, jūs įsijungėt Agroreidą ir šiandieną keliavom į Kauno rajoną, o jei tiksliau į Majerų šeimos ūkį. Ūkiai vyksta pašarų gamyba ir žolę pjauna su nauja Magdon savaigė pjaunamąja. Ūkininkų paklausime, kodėl ryžosi tokiai didelį investicijai, kam tai reikėjo ir kaip planuoja tos technikos atsipirkimą. Taigi likite įsijungę, dar mūsų nesubscribinat, būtinai tik kviečiu padaryti, paspauskit like, parašykit komentarą ir smagios peržiūros. Nu, ko jūs čia nautoje, mes iš kabina ševo pjaunam šeiną. Tau sako, laikina administracija, laikinas vadovas. Tu pradedi galvot, o kodėl aš laikinas? Ei, kur esi važiuoji? Kilsim, žinokit. Ai, stop. Kažkaip reikia sustoti dabar. Ar gerai pjauna? Gerai. 10 balį sistemą kaip vertintumėt? 10. Tas, kas nieko neturėjo, tas į nieko nesukūrė. Vienas veikėjas su Kirovu buvo nuo šitos Lasinės nuvažiavęs. Daug metų aš ją žiūriu, seilę varvinu. Šitai priemoniai pasirinkom Svedą. Siūlė geresnės sąlygas. Amerikiečiai juokas iš europiečių sako, jums priešų nebereikia, jūs pats savo prieš esat. Protingi dirba po stogų, durniai po atvirų dangom. Tai ko mums reikia? Mums reikia ekonomikos ir klestėjimo, ar mums reikia cirko, supranti, su nuplyšusiais kaliošais? Iš kolūkio išėjau ir vėl sukūriau savo kolūkį. Savo kolūkį, geriau savo turėti, ne kitą. Rytą atsikeli, sėdi į mašiną ir tau sako, laikina administracija, laikinas vadovas, laikina administracija, laikinas vadovas. Tu pradedi galvot, o kodėl aš laikinas, o kodėl aš laikina administracija. Tas, kas nieko neturėjo, tas į nieko nesukūrė. Taip. Atvažiavam pas jūs ūkį, atvažiuojant nesutikom ne vienos šienapjūvės, o žinom pas jūs žolėpjūtė šiandien vyksta, ne? Nuo penktadienio praeito 3 ar 4 dienos, kaip vyksta šienapjūtė. Ir kaip ta žolė, ar užaugo? Nes dabar, praeitam renginį buvom Horšą, kai buvo šventė. Audrių Akesta, 23 metai. Tai pagrindinė tema buvo, kiek gauti kritulių. Kokį turbūt ketvirtadienį mums kliuvo 27 litrai į kvadratinį metrą. Galim sakyti, kad buvo normalu, užteko. Tai už tai ta žolė per paskutinės dienas labai pakilo ir kiti sako, javapjūti svarbiausias darbas. Mes sakom, kad šienapjūti mums svarbiausias darbas, nes tada sukaupi pagrindinius pašarus, pagrindinį darbą padarai. Jeigu šitą darbą padarai, tai gali tikėtis, kad tavo pajamos jau bus pakankamai neblogus. Jeigu, aišku, nebus krizių, nebus kažkokių dempingų ekonominių ir panašių dalykų, tai tada ūkininkas tai toks žmogus, nuo to pradėkim, kad jeigu lyja, jam blogai, jeigu saulė šviečia, jam blogai. Miesčionis sako, žinai, kada jam gerai? Kaip Palangos verslininkai, ne? Panašiai. Stabdėm ir sėjom, bijojom, kad šalnus gali pakirsti, tai tiesiog laukiam, kada dirvos temperatūra pakils, o paskiau, kad yra atšilo, bet taip negalim sakyti, kad labai čia gerai, būdavo geresnių metų pavasarį. Kas yra svarbiausia, jūsų manimu, teisingai pašarus pagaminti? Viskas turi būti padaryta laiku ir, sakysim, išlaikant kokybinius parametrus. Reikia laiku nupjauti, sugrėbti, laiku susmulkyti, laiku uždengti tranšėją. Jau nekalbant apie tai, kad reikia ten ir bakterijas sudėti, ir silosinės turėti pakankamai kokybiškas, nes jeigu tu neturi, irgi bus blogai, kadangi daug pašarų paskiau sugadinama yra. Darbas vardan darbo gaunasi. Jo. Kad įvesti žiūrovus į kontekstą, kiek gyvulių auginant pašarus ruošiat, kokiam kiekiu? Mes čia turim bendrovę ir ūkininką, tai mes turim apie 1050 turbūt melžiamų karvių ir prieauglis maždaug tiek pat. Dar tiek pat. Tai mums susidaro, kad mes turim pasigamyti apie kažkur turbūt apie 16 000 tonų vien stambiųjų pašarų. Tai pašaras pasigamina, tokiai siloso yra, tada reikia miltų. Ir čia už mūsų yra kaip stikis malūnas, ne? Tai šito malūno keliauja miltai gyvuliams, ar kam tos miltus malot?
Gyvuliams tai sėlenus, o miltai daugiausiai į kepyklas. Į kepyklas, į parduotuvės nepatenka? Ne. Daug veiksmo, mažai naudos. Tai. Aha. Jūsų miltų maksimum nenusipirksite, ne? Ne. Nedidelis jisai yra čia, 10 tonų į parą įsimalo, tai čia tik tai, sakysim, kviečių gal trečdalis, gal kiek sumalam, o likusią dalį parduodam ir į rinką. O tai kiek javų auginate, nepaslaptis? 1800 hektarų javų. Gaminat pieną, auginat cukrinius runkelius, grūdus, miltus malat. Dabar naują kultūrą soją auginam. Ir kuri iš šitų veiklų yra pelningiausia? Dabar grūdai visi turbūt nepelningi. Nežinau, salikliniai miežiai, bet salikliniai miežiai pernai labai užaugo, gavom ten vidurkis buvo turbūt iš kelių šimtų hektarų, buvo po 10 tonų, tai už tai paskiau dubilai neuždėrėjau, reiškia dubilų, dabar šiemet neturėsim išbandyti šienapjovės, tais 2 etapais, kad galėtume nukult, negalėsim išbandyti, nes per geri miežiai buvo. Nukentėjo įselis. Parvažiuojat Magdon šienapjovę. Kokie įspūdžiai? Antrą dieną, sakė, dirba, ne? Jo, antrą dieną dirbam, dar kol kas tik tais bandom susidėlioti tą vaizdą, kaip čia bus. Maksimalus yra 26 km per valandą, ne? Jo, šienavim. Čia, kaip sakė, agronomas esi, ne ūkio? Aš baigęs agronomiją. Okay. Tai papasakokit, kaip tą žolę teisingai reikia užauginti? Kada nusprendžiat, kada reikia pjauti, kokiam aukštį pjaunat, kokią žolę čia pjauna? Kas čia yra? Mišinys. Mišinys, ne? Jo. Čia mišinys, šiaip tai čia jau šitas laukas yra pasenęs, nusenęs, mes jį planavom jau naikinti, bet dar davėm 1 metus, nes daug yra ramunių pradėjo lysti, jau pasenusi tokia. Kokiam aukštį, manot, yra gerai pjauti žolę? 10 cm maždaug. 10 cm? Jo. Ne žemiau. Paskui žiūrint, aišku, kaip drėgmės bus, ten ir tie 5 cm nieko blogo, ten jie atžels. Bet jeigu tik tais lietaus nebus, padžiovins, tai greit degt pradeda. Tai mes taip jau kelintus metus jaunam 10 cm aukštį. Jeigu vien su šitą šienapjovę ūkį šienautume, tai turbūt nespėtumėt pjauti, ne? Ne. Be drugelio niekaip. Ar be flaštakės, kaip ten. Bet jūs realiai pirko turbūt, tikrai ne šienavimui, o tiem dobilam, ne? Mes tik tais, kad krūvį pasidalint tenai šienapjoviai ir tam, kad mes ją pagrindė, tai pirkom dėl auginamų dobilų, rapsų visokių prinokinimų. Dar planuojam ir pamiškėse, kai būna kokie žvėrių nutrypti plotai su piktžolėm, tai irgi tokia nusišienausi, įsidžiovinsi ir juos nusikulsi, nereikės tą žalią masę per kombainą varyti. Tai čia realiai labiau turbūt derliaus surinkimui negu šienapjūtė. Jo, čia ne esminis jos darbas bus, čia tik tais pagalba, kad irgi nenauja ta šienapjovė, tai sakau, kad tos krūvius biški padalinti ir nepasikabinti ant vienos. Bet vis tiek, jeigu ar gedimas, ar kas, kad pernai turėjom užsisėję beveik 100 hektarų dobilų, bet kaip ir minėjo, kad miežiai užgožė jos, tai ten liko gal kokie 7 tik tai hektarai iš tų 10, viską turėjom išdirbti. O Jezu, čia kaip šaltis pučia, kaip šaldytuvė. Pats vairuojasi, ne? Jo. Kad jau dabar pagrindė visus darbus dirbę, vairuoti nelabai reikia. Esat kokį nors gyvūną supjaustę? Pakol kas dar nepapuolė. Per tas 2 dienas, ne? Tiksliai. Ko jūs šienautoje, mes iš kabiną šėvą pjaunam šeiną. Ar sunku su Magdonu dirbti? Pakol kas nėra čia sunku. Kas buvo sunkiausia išmokti šitą mašiną dirbti? Vairuoti. Vairuoti? Tik meluojat, kad nereikia vairuoti, pati vairuojat. Kai pati nesivairuoja, galėčiau duoti pavairuoti. Už liežuvį netraukiau, duokit. O, cypė. Kilsim, žinokit. Ai, stop. Čia pridirbau nesąmonį. Eina savo, atrodo taip paprasta, ne? Koks jautrus tas vairas. Ei, kur esi važiuoji? Ne, mane čia tai reikia. Va, matot, kaip profesionalas. Gandram reikia papipinti, gandrų nepjausime, ne? Kažkaip reikia sustoti dabar. O koks aptarnavimas šito šienapjovės, ką ryte reikia padaryti? Kas 25 valandus darbo reikia pasitepti. Pažiūrėti tepalų, kurų, visas aptarnavimas. Ar gerai pjauna?
Gerai. 10 balį sistemą kaip vertintumėt? 10. Ne 10, čia kaip rimpiau nesąmonė. Visiems būna pirmą kartą. Tokią vis tiek brangią mašiną pirkot, ar už grynus pirkot, ar finansavotės? Dalį savų pinigų turi, kadangi tų reikalų, tų išlaidų yra žemės ūkėje tiek, kad mes tiek neuždirbam tų pinigų, kad, supranti, galėtum sau leisti be papildomų finansavimų verstis. Turi vis tiek kažkokią tai dalį dengdamas savais, turi jau paskiau imti ar kreditą, arba leasingą, ir technika šiai dienai yra labai brangi ir jinai labai daug atima finansų iš ūkių, todėl reikia būtinai finansuotis per kažką tai. Šitai priemoniai tai pasirinkom Svedą, siūlė geresnės sąlygas, todėl ėjom su jais. Kas įtakoja būtent pasirinkimą, kad dirbti su Swedbanku, kad finansuotis? Jeigu yra skiriamas atitinkamas dėmesys, ūkininkas, jisai supranta, kad jeigu jam yra dėmesys, jis irgi turi kreipti kažką dėmesį. Kokiu gal patarimų gavot iš Swedbanko ekspertų, kaip tą finansavimą susidėlioti? Galbūt padrasinimas toks buvo, gal buvo daug svarstymų, daug abejonių, bet viską suskaičiavus įmokas ir panašius dalykus ir sąlygas pasvėrus, ryžomės dėl to galbūt, kad, sakysim, buvo palankus, dėmesys buvo tam tikras irgi parodytas iš bankų pusės ir ryžomės, nes buvo 50/50, vėl galvojom atidėsim, nes tie laikai tokie neaiškus, žinot, tai. O kaip vertinat patį procesą, ar buvo viskas sklandžiai, aišku? Labai sklandžiai, labai aiškiai, labai solidžiai, sakysim taip. Čia Paulius jums padėjo? Paulius. Daug biurokratijos, daug popierių? Ne, nebuvo. Nebuvo to, kaip eilinį kartą būna įsidirbinėjimų, kad kol ten prisibeldė, supranti, kol ką nors sužinai, tai tas daiktas kur nors jau būna arba parduotas, arba užmiršti jį, kad jį norėjai pirkti. Ar ir noras galų gale praeina? Noras praeina, tiek reikalų visą. Nes matai, kad atėjo pavasaris, su dar šnekame. Ar turite savo Swedbanko konsultantą? Ar skambinate bendrą liniją kažkam? Paulius buvo ir daugiau su nieko nekalbėjom. Mes užklausimus išsiuntėm ir vieniem, ir kitiem bankam, ir paskiau, kas ryžosi su mumim dirbta, su to įsidirbom. Kas jūsų nuomonė yra svarbiausia renkantis finansinę partnerę? Arba su tavim kaip su žmogu šnekasi, tu šnekės kaip su žmogum, arba jeigu su tavim ne, tai tu irgi kalbės taip kaip ne. O paskiau, aišku, žiūri sąlygas, žiūri viską, analizuoji, vertini savo situaciją, vertini, kokiom sąlygom tau suteikia. Vieni galbūt nori mokėti ten į mėnesinius įmokas, mes mokam ketvirčiais įmokas. Gali pasitart, pasireguliuoti, kada situacija būna bloga ar ką, tai būna, kad visai normaliai gali su kai kuriais kalbėtis, gali keisti sąlygas. Tai lankstus. Jo, kad būtų irgi atitinkamai jie lankstus ir prisiderintų prie situacijos, nes kartais pas ūkininką ta situacija keičiasi ir panašiai, ir jis irgi daug ko negali nuspėti. Kai fabrikas patvirų dangum, čia mažai ką. Žinot, vienas mano kolega sako, tai protingi dirba po stogu, durniai po atvirų dangum. Tai dėja, bet mums taip tenka dirbti. Bet dirbat ir po stogu? Dirbam šiek tiek, bet. Ar būna situacijų, kai svarbiau ne palūkanos, o žmogiškas supratimas? Taip, kartais įvyksta taip, kad galbūt kitam sumoki daugiau tų palūkanų, bet dėl to, kad su juo gali kaip su žmogum kalbėtis, ne kaip su mašina. Ko anksčiau nebuvo, matos, kad jų dėmesys į žemės ūkį yra solidus. Prireikė apyvartinių lėšų? Užsiregistruokite konsultacijai dėl finansavimo galimybių swedbank.lt. Buvom nuvažiavę pažiūrėti, kaip griebė, o dažnai vienam lauke 2 grėbliai griebė. Didesniam dažnai, bet dabar čia atvažiavo šiandien kolegai tik pabaigti, užbaigti, nes šiandienos grėbimą jau baigiam, pasivijom pjovėjus, tai taip ir sutapo, kad atlikė abudu į mažiuką lauką. Tai kaip čia išeina, 2 šienapjovės pjauna ir vis tiek nespėja? Taip, nes turėjom gedimų prieš tai, neseniai paleidom vieną tik tais. Buvo biškis sustreikavęs džundyras. Džundyrėgi negenda? Tai papuolė kažkaip. Čia prieš filmavimą, kaip tyčia. Čia pas Majerą visą tai, sakė, nieks negenda, bet pas jūs tai visada sugenda.
Gal operatoriai nemoka elgtis techniką teisingai? Operatorių negaliu nei pusę žodžio blogo pasakyti. Ar gal per daug iš technikos reikalauja? Bet čia gali būti. O tai kodėl 2 grėbliai? Nes vienas neapsidirbdavo, plus visada bijom su gedimu ir prastovų. Atsisakėm tų paprastų grėblių. Kaip tyčia atvažiavom į tokį lauką, kur čia prieš kokius 5 metus didelį šiukšlyną čia tokį sutvarkėm. Ir čia toj žemelį tai visko dar turbūt yra. Ir cvekų, ir visokių metaliukų, tai va. Ir smulkintuvas viskas surenka. Ir smulkintuvas nesurenka, jis neleidžia jam surinkti, jam tenka stoti, kapstytis. Ir ieškoti tokios. Ir ieškoti ant tos. Vėlos ar vinės, ne? Grinai, ten kartais būna, kad ten nesupranti, dėl ko ten sustoja, bet viską jis pajaučia. Vieno gerai. Na, į pašarą nesueina. Jeigu geras laukas, kiek tas smulkintuvas gali susmulkinti per dieną? Kokias 60 hektarų, žiūrint kaip, jeigu labai pasispaudžiam, tai ir 80, nu, nuo masės priklauso, labai priklauso, buvom ir 100 hektarų įvarę. Aha. Kiek vežėjų turi dirbti prie to smulkintuvo, kad smulkintuvas nestovėtų? Ir kiek toli laukai nutolė? Nutolė apie 11-15 kilometrų. O vežėjai tai dabar 5 veža. Kokia didžiausia priekaba čia visas tokios, čia visokių turite, nematau? Jo, jos iš tikrųjų ganėtinai vienodas pagal tūrį. Gal toną kokie skiriasi. O kaip priekabas renkatės pagal traktorių galingumą, ne? Kam tu jas perki? Pavyzdžiui, tokias kaip flygelius, tai su jie nieko daugiau galima sakyti ir nepavešė apart siloso. O pasiėmėm dar kelias Vesterno, tam nes irgi turim visokių ir aplinkos tvarkymų, visokias ir žemės pervežinė, tokias tvirtesnės jos, kur nebijo ar akmenius kokius pakrauti, ar dar kažką tai. Nu, Westernai yra tvirtos priekabos. O gerai, o tai su ko grūdus vežat? Ir perpilimo priekabos, o nuvežinėja fūros. Tai už ką tu esi atsakingas per žoliapjūtę? Kad pašaras važiuotų visas į silosinę, taip kaip tada, kada turi ir taip kaip turi. Per žoliapjūtę koks sudėtingiausias darbas yra, kas labiausiai galvos skausmą kelia? Kad technika laikytų, nes viskas eina vienas paskui kitą. Jeigu vienas sustoja, tai visa grandinė ir subyra. Bet čia džondyrai, tai čia jie nestoja. Nebent kuras baigęs. Ant straublio yra tas Harvest Labas, ne? Ką darosi? Tai dabar tik tai pasileidom, tai dar čia su tom išmaniom dar per daug ir nedraugaujam. Taip stebim tik tai drėgnumą, masės, santykį ir panašiai, kad tas bakterijas įterptume. Lemba tas flygelis, tai kad tai atrodo. McDonald's Norvegijos šienapio yra toks, brangus malonumas, ne? Brangus. Tai kaip skaičiavot, kad jie apsimoka pirkti? Daug metų aš ją žiūriu, seilę varvinu, bet sakau vis tiek jau amžiui besibaigiant, sakau vis tiek reikia pabandyti. Ir taip išėjo, kad su Dotnuvos projektais čia ilgai bendravom, ilgai diskutavom, ilgai visokius bandymus darėm ir galų gale apsisprendėm, kad pirkt. Aišku, ekonominė situacija dabar nėra palanki, nėra tų projektų nieko. Bet, gyvenimas eina ir matai, kad negali dairytis, kuo ilgiau dairais, tuo blogiau. Tai ryžomės nupirkti ir imk šiandien, rytoj bus brangiau. Tai jos panaudojimų galimybės labai yra palyginus plačius, nes tiek šienavimas galimas keliais būdais, tai ir su dalginė šienapjove, ir su rotacinė. Galima kombainavimui paruošti laukus, kadangi nereikalingas reglonas tokiu atveju. Vienu kartu nupjaunam, antru kartu su kombainu, su rinktuvė surenkam ir iškuliam, tada pasiekiam rezultatą, sakysim, grūdų mažiau, tokių grūdinių kultūrų, pliusą gauni gal kokį, sakysim, iki 10%, o žolių gali pasiekti iki 20% pranašumą, tai yra surinkti daugiau derliaus, nes tada daug sėklų yra geriau iškuliama, jos lieka kombaine, nes pjaunant žemai, kada reikia žolės ypač pjauti žemai, tai su pasluoksniu, su žalia žolė, daug sėklų išeina lauk ir tai yra senas užmirštas dalykas, nes kažkada tai prieš 40 metų tai buvo gana normalu, nes ūkiuose būdavo ir šienapjovės, ir rinktuvės prie kombainų ir tą patį padarydavo, surinkdavo ir iškuldavo, tada gaudavo
ypatingai tie geri ūkiai, kurie vertės daugiau tom žolių sėklininkystė ir panašiai, tai jie visi turėjo tokiu būdu kuliamą. Ta vadinama vokietė, ne? Ta Jo, foršida, ne? vokiškas foršitas buvo. Žolės auginat ne tik pašarui, bet ir sėklai, ne? Taip, dalį parduodam. Kitas dalykas, sutaupai, sėklas, surenki geriau, nes sausi grūdai lengviau atsisijoja ir jie neišeina lauk. Tai jeigu 20% daugiau gali ten tų, pavyzdžiui, dobilų sėklų surinkti, ne? Tai realiai 20% tai kaip ir lizingą galiu pasidengti. Jo, su tokia mintim, tai 100 hektarų pasėjai dobilų, tu paskaičiuoji ten 15-20 gal tonų, ne? Parduodi po 3 eurus jau atrodo visai neblogai. Atvažiavom į siloso tranšės. Tai kaip čia procesus dėliojat? Matau, dirba JCB, spaudžiat. Tai pagrindė JCB neša masę. 8 su svoriu papildomu, minikas pagrindinis, manitukas dėl pagalbos, kampam apminti visokiem ir plius jį pajungiam, kai jau kaupuojam, jau kai formuojam viršų, tai tada jis daugiau darbo turi. Kaip nusprendžiat, kada jau žolė gerai suminta? Kukurūzas tai gali perminti, pradės sultis bėgi, žinai, paskui, jeigu ten labai minti. Žiūrint, tai irgi pagal drėgnumą kokiai. Bet pernai ėmėm, pavyzdžiui, žalesnį biškį kukurūzą, nelaukiam ten pačio galo jo. Ir tikrai išlošiam daug. Viską laiku ir su kukurūzu buvo tas pirmas kartas, kur reikėjo pristabdyti minimą. Kad nepradėtų daryti skošę, matosi, kaip jau pradeda perminta būna. Tyšti jo, kaip sakai. O čia va tokia platesnė, ten siauresnė, ten iš vis siaura? Kam tokia siaura? Ten siaura yra grūdainiai. Kukurūzų grūdainiai, jo. Per kiek laiko šitą duobę planuojat uždaryti? Jeigu orai nesutrukdys, tai manau, dabar 2 diena krovos. Manau, per 4 dienas turėtume sudėti. Ir užtenka pašaro? Su tiek hektarų užtenka, jo. 350 mane berods. Dievo, jo. Čia baseiną, matau, turite įsirengę. 20 000 kubų telpa, ja. Skystą mėšlą. Jo. Kiek laiko užtrunka darbo diena? Kada pradeda dirbti ir kada baigiat per žolėpjūtę? Tai dažniausiai nuo 7 iki 7. Jeigu lietus ar kažkas jau muša į nugarą, tai tada pavakarojam ir 12 tenka sulaukti net kartais. Bet ant silosinės tai toks darbas, kur sunku tamsoj, čia kažką gero nuveikti. Kokių nuotykių esat turėję per silosavimą? Esat kokį stulpą nutrenkę, dar ką nors priekabą pametę? Buvo nuo šitos silosinės nuvažiavęs su Kirovu dar senesniais laikais. Vienas veikėjas iš tokių jau įsimintinesnių. 4 metrai aukščio kitoj pusėje, tai ten buvo biški streso. Bet viskas laimingai. Tai gal sankaba užstrigo? Tikrai ne iš žioplumo. Apvažiavam ūkį, darbai vyksta, procesai vyksta, viskas tvarkoj. Mums įdomu, kaip jūsų, pavyzdžiui, darbo diena prasideda? 7 maždaug darbe būni, dabar, kai jau nedalyvauju taip jau gamyboje įtemptai, tai jau kokią 6 jau namuose. Tai koks pokytis yra žemės ūkio, kaip jūs galvojat, per 10 metų Lietuvoje? Našumas išaugo, tikslumas, dabar ta ateinanti skaitmenizacija, čia jau dabar naujas iššūkis žemės ūkiui. Atsimenu, kad taip mano tėvuko amžiaus vyrai kombainiai, kai kada vaikas buvau, matydavau, kaip jie atrodo tam supranti kombainė, kada jisai be kabinos, jau paskiau Nyvos atsirado ten kabina, o dabar sudėti filtrai, sudėti kondicionieriai, sudėti grotuvai ir supranti, tai ta žmogaus darbas pasidarė tikrai lengvesnis kelis kartus. Dabar paduotum to mūsų dabartinio operatorių tėvui tą mašiną, aš nežinau, jis turbūt neišliptų iš jos, jis tokių sąlygų neįsivaizduotų, sunku jam būtų suprast, kas čia yra. Matau tokį pokytį, kad dėl to žmogaus pasidarė neįsivaizduojamas dalykas darbuotojų sąlygų. Ar technologija šiandien mažina stresą, ar kaip tik kelia įtampą? Žmogus tampa turbūt įkaitų tų technologijų jau.
laikui bėgant jisai bus toks tarp tos vadėžės ir tos kėdės, supranti, taps. Kaip Tapinas sakė, jeigu problemas negali išspręsti appsu, tai katastrofa. Tai va. Daugiau kaprizų ūkėje turi karvės ar technika? Žmonės. Žmonės, tokio varianto nebuvo. Karvė jinai nepasakys, kas negerai. Nu, karvė sako, būna liūdnas akis. Tau pasakys per tavo piniginę, per tavo pajamas. Tai jeigu viskas gerai, tai vadinasi, jin tau atiduos maksimumą, o jeigu tik tai kas negerai, jinai tau iš karto sąskaita. Su traktoriu lygiai tas pats. Sąskaita remontų 36 000. Nu, va irgi pasako, kad kažkas negerai. Kai pažiūri remontą, tai plaukai šiaušia, žinai. Kada ten už tuos 30 centų už litrą pieno, kada tu surinksi tuos 36 000. Į tų tūkstančių vis, jeigu žiūri, gali mėnesį tokią krūvą tų sąskaitų. Jaunimas nori ateina čia dirbti? Ateina, bet ne tiek, kiek norėtus, kad ateitų. Tai čia yra ateities problema Lietuvos. O ką darot, kad prisikviest? Nu, pavyzdžiui, Vilniuje ofisus, stalų stato, stalo futbolo. Ai, nu, čia, žinai, čia tos madingos, žinai. Aš manau, kad žmogus pats turi susirast, kuo jis nori užsiiminėti, ką jis turi užsiiminėti. Per pietų alaus po 2 bokalus ir supranti, ir supranti vakare merginų, supranti pulką pašokt, nu tai žinot, jau čia tada pasidaro cirkas, o ne darbas. O kaip ūkis skirsto darbas? Vis tiek esat šeimos ūkis, ne? Kas už ką atsakinga, kaip čia pareigom pasiskirstė? Natūraliai gal susidėlioja, žinai, kas ką gal sugebam, gal kas ką mokinomės, gal taip. Vienas varydavai, bet žinai, paskiau pajutai, kad jau kažkuriam etape reikia jungti stabdžius, jeigu nori toliau. Nes, kaip sako, yra antras variantas, kojumi prieki. Yra tokia aktualija kartų kaitos, ne? Sandojaus, ne? Dailidės, ten ne vieną pranešimą girdėjęs. Kaip dėliojate iš vis kartų kaitą, nu kaip perduoda verslus, ne, savo atžalom. Tai kaip jūs tą klausimą sprendžiat, ar iš sprendžiat? Bandom dėliotis, bet norim, tėvų tikslas toks, kad tą ūkį išlaikyti šeimos ir bandyti kažkaip kaip akcijas, kaip ką paversti ir kad nebūtų susiskirstimų, nebūtų to įsidraskimų, nebūtų to, kaip sako, jeigu sudarysi sąlygas, kad galima bus išardyti, sugriauti, tai būtinai bus sugriautas. Stengiamės taip daryti, kad tas ūkis išliktų kaip vienetas. Turi visi dirbti, uždirbę už savo tą uždirbtas, kaip sakytos, dividendus, iš tų turi gyventi. Kas yra blogiausia, kad Lietuvoje nėra patirties dar. Čia esam pirmą kartą, kuri nueidinėja nuo verslo. Kas Lietuvoje labiausiai stabdo žemės ūkį? Valdžia, pavydas ar mūsų pačių mąstymas? Visi šitie išvardinti faktoriai, jie tik savo dalim, bet jie prisideda prie to stabdymo. Kad sakėte apie soją. Su genetiškai modifikuota, tai yra ok, viskas gerai. Taip, tai aliejus Maksimų irgi jisai iš ten, manot, kai jis iš kitur atvažiavęs. Ir tada viskas gerai, o kada ūkininkas pasėtų kokią genetiškai modifikuotą soją Lietuvoje, tai kas būtų? Tai čia, žinai, suvažiuotų, turbūt netilptų čia tam kieme mašinos. Supranti, kad mūsų mūsų mąstymas toks, supranti, vieną galą darom ale, o kito galo nesuprantam, žinai, ir tas mūsų ribotas mąstymas mus pačius uždaro tame. Amerikiečiai juokiasi iš europiečių, sako, jums priešų nebereikia, jūs pats savo prieš esat. Nu, tiek prisikuria, pavyzdžiui, Amerikoje tai valdžia galvoja, kaip tam verslui padėti, kad jisai augtų, darytų apyvartas, kad visiems būtų geriau. O europiečiai sako, juokiasi, sako, jie pats savo prisikuria problemų, kad tik tai stabdytų tą ekonomiką augimą. Tai iš karto dar nespėja to klausimu pradėti kalbėti apie tą klausimą, jau visi galvoja susėdę, kaip iš to prasigyvesim, žinai. Kaip dabar su tom nendrinukėm, arba ten paimkim dabar su tais akmenais tam kanale. 5 akmenai, 50 000. Ateis gegužės mėnuo,
užaugs tam griovy nendrės ir kas valys tą vandenį tada tam kanale? Ar tie 5 akmenai, ar priaugęs griovys nendrių? Nendris valys. Kas jums sunkiausia šitam darbė yra? Kartais įtampa visada ją turi, žinai. Ir kadangi daug darbuotojų dirba visko, tai visada turi tos tokios galvoje, gal ten kažkas netvarkoja, gal ten kažkas netvarkoja. Tokia visada gyveni tokiam pusiau stresiniam režime. Tai tas galbūt ir yra sunkiau. Kažkas yra, sakė, reikia tiesiog nestresuoti. Aha, tai čia jo, bet... Kaip jūsų poilsis atrodo? Tai medžioklė gal taip. Tikrai kur pajunti, kad ilsies. Bent jau tuo momentu atsijungi, kada ten stebi kažką, kada ten kažką tai bendrauji, kad medžioji galų gale. Tai visada medžiokliai toks dalykas, kad niekad nežinai išėjęs, kai grįši, kas bus tada kitaip jau. O jeigu jums būtų 25 metai, ar kartotumėt visą tą kelią, ką dabar darėt? Kažką daryčiau kitaip, labai daug ką darytum. Galbūt, sakysim, ar tas fermas vengiai rizikos, vengiai kreditų, tų, kur galbūt reikėjo tada imti, rizikuoti ir šiandien būtum daug lengviau, gal daug ką daręs, būtų paprasčiau viską, bet reikėjo tada dar daugiau rizikuoti. O to kartais vengiam, nes būdavo tai, kaip ir su tuo pienu, tai būdavo jau lyg neblogai, o paskiau kaip krinta kainos, tai ten žiūri, gal jau reikia tas karves ir krauti jau ir išvežti. Bet paskiau vėl pabūni, dar prakenti, žiūri, kad lyg tai kyla ta kaina, jau geriau, jau atmušiai kažką, tai kažkokią tai bėdą. Va taip, bet kad taip galėtum, kai dabar ekologija. Tai duokit, pastatot, jeigu tas fermas padaro kokybiškai viską, ne taip, kad ten pabarstų kažką, žinai, ir tegu duoda, padaro tą fermą visą kokybišką ir pasako tam žmogui, tiek tau dabar, brolelį, tų kreditų bus, tiek turėsi mokėti, bet ten ekonomiškai viskas įsiskaičiuoja. Tada ir ekologija bus, ir žmogus dirbs kultūringai, tvarkingai ir bus rezultatas. Dabar mes taip ten barsto ir žaidimų žaidžia. Šitam duosiu, tam neduosiu. O iš to, jeigu atimsiu, kiek visokių laimingų bus aplinkui, supranti. Tai ko mums reikia? Mums reikia ekonomikos ir klestėjimo, ar mums reikia cirko, supranti, su nuplyšusiais kaliošais? Ūkininkaujat, turbūt nuo Lietuvos nepriklausomybės, ne? Jo. Ir per tą visą kelią, koks buvo pats sunkiausias momentas, kad, pavyzdžiui, gal galvojat, ką man šito reikia? Kai reikia grąžyti kreditą, o žinai, kad neturi iš ko, tai tada būna sunkiausias. Dabar Šitą malūnę, tai buvo momentas, kada avansai mokėjom už tą malūną, tada kainavo ten turbūt 125, kiek tūkstančiai ta įranga visa, aišku, pastatas, montavimas, bet tada nieko neturėjai, žinai, iš to pirmininko išėjai, žinai. Bet supranti, kada reikėjo tą malūną paleisti, tai sakau, Murzinas pats kasei duobę, supranti, darei priėmimą malūnui, kad, supranti, pastatyti tą šneką ir kad, supranti, kad pumpuotų grūdus ir kad galėtum pradėti malt. O ten mamas, reiškia, separuoja pieną ir važiuoja į Kauną, parduodi grėtinę. Tai ką, iš tų kelių karvių, ne, ir tai buvo pinigai. Tai kada tiek sugebi pradėti taupyti, tada tik tai sugebi kažką ir padaryti. Jeigu to būtum nesugebėjęs tos pienui separuoti, parduoti tos grėtinis, tai supranti, nebūtum. Mulinas grįžti vakare, griuvi į miegį. Griuvo tas Tarybų sąjunga, griuvo visa ekonomika, visi, kas kaip išmanė, taip gyveno, vieni siūlus pardavinėjo, kiti džinsus, kiti, supranti, kiti metalus pardavinėjo ir buvo kur nors, žinai, užkasi kur nors, kas nors. Buvo visko, žinai. Tai buvo toks momentas, kad norėjot mesti viską, ar ne? Ne, kad nebuvo galimybės tą daryti. Tu gali mest, kai tu nieko turi savo namus ir jie, kaip sakyt, namai,
o tu atėjai, padirbai, išėjai. Čia ne, Ką norėtumėt palinkėti Lietuvos ūkininkam? kad neprarastų optimizmų to, kuris dar likęs. Nes optimizmas kartais ištempia, kaip sako, ir tie, kur kareiviai, tie, kurie tiki, kurie būna tvirti ir tą blogų laiko, tai tie žiūrėk ir išgyvena, o tie, kurie tikėjimą praranda mūšių metu, tai tie dažniausiai ir žūsta. Tai kad reikia neprarasti vilties. Kažkada tai bus geriau ir kad Lietuvos ūkininkas visai išgyvens, tik tai nereikėtų jį taip uit, kaip dabar ujamas. Visur ir visada. Tai palinkėsim ir jums to paties, ir žiūrovam to paties. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki. Prireikė apyvartinių lėšų? Užsiregistruokite konsultacijai dėl finansavimo galimybių swedbank.lt.